Na kągi, sveiki visi ralio fanai. Šiandien su jumis sveikinamės iš Dzūkijos. Aš Ronaldas ir mano kolega Mindaugas Plukys, puikiai žinomas iš projekto I Go to Dakar ir ralio automobilio Dacia atstovas Lietuvoje. Ačiū Dacijai. Šiandien su ją pravažiavome Lietuvos mini ralio čempionato 5-ojo etapo Perlas Go rali Daugai greičio ruožus. Pasižiūrėjome juos, nufilmavome jums ir apie juos šiandien būtinai pabandysime jums papasakoti. Sveiki gyvi visi, malonu, kad esu čia šiandien ir man kaip dzūkeliui. Tai irgi mėla malonu, nes aš iš kito rajono, ne iš Alytaus, bet iš Varėnos. Tai man pačiam yra įdomu susipažinti su apylinkėmis ir ne kartą pats esu pro draugus važiavęs ir matęs, kad čia yra kažkoks potencialas organizuoti ralį ir labai džiaugiuosi, kad jis iš šiaurės Lietuvos, iš vidurinės Lietuvos, iš pakraščio Lietuvos, Lazdijų rajono, kur Gravel Fest ralį vyksta, persikėlė arčiau centro Dzūkijos, arčiau Alytaus, arčiau Varėnos ir galės vietos gyventojams dovanoti daugiau. Dabar jau Perlas Go ralį, Gravel Fest ralį palikim kitiems metams. Perlas Go ralis galės dovanoti daugiau karštų emocijų vietiniams gyventojams, susipažinti, sakykime, su minio ralio specifika, galbūt ateityje ir galbūt sugrąžinti prisiminimus. Visko gali būti. Aš tik tai džiaugiuosi, kad jau žingsnis eina didesnis link pietų Lietuvos, nes kai Druskininkų ralis jau nuėjo į užmarštį ir, tarkim, atrodė, kad jau viskas pietų Lietuva liko be savo ralių, jūs ėmėtės iniciatyvos ir atgaivinote tą ralį, išauginote iki to, kad jau organizuojate A lygą, dabar organizuojate Perlas Go mini ralį, tai džiaugiuosi, kad esame čia, galime apkalbėti būtent tai, kas laukia jau už savaitės ir kuo galėsite džiuginti dalyvius, o viso aišku įdomiausia, kur galima stebėti, ką galima pamatyti ir kaip patekti į tuos taškus. Mindaugai, apie tai dar šiek tiek vėliau norime, šiandien važinėdami pusiau juokais kalbėjomės, kad labai norėjome, kad šitą darbą, kurį dabar darome su Mindaugu, mes padarytų, jau kaip mes sakom, tie, kas visada tai daro, socialinis reiškinys, rally freaksai, Mantas su Laurynu. Deja, Mantas su Laurynu, kaip žinia, jie patys startuoja mini ralyje. Jie šiemet kaunasi, kiek žinau, jau ir dėl prizinės pozicijos klasėje, ir pagal visą tvarką jiems negalima anksčiau laiko atvažiuoti į greičio ruožus, tai pusiau juokais, Laurynai, Mantai, mes sakom, kad šiandien darome jūsų darbą. Sorry. Neplagijuojam, nekopijuojam, tiesiog pasinaudodami gerąją patirtimi norime padaryti kažką ir iš mini ralio padangės, kažką panašaus, nes... Žmonės įpratę paprasčiausiai yra, kad prieš kiekvieną kažkokią tai ralio etapą rally freaksai nuvažiuoja, nufilmuoja, parodo, kaip atrodo, kažką papasakoja, tai jau nufilmavom, o dabar reikia tik apšnekėti. Taip, tai galime pradėti šiek tiek apie tai, kas mūsų laukia, apie bendrąją tą ralio statistiką. Taip, ne A lyga, ne šimtai čia tų kilometrų pas mus. Bet šimtai dalyvių. Ne, ir ne šimtai dalyvių, nedaug trūksta. Šiuo metu registracija jau yra pasibaigusi. Turime 81 dalyvį užsiregistravusi. Kaip taisyklė atvažiuoja kažkoks procentas atbyra, įvyksta pa žmonės gyvenimas. Kalbant apie greičio ruožus, tai tradiciškai jie yra 4 mini ralyje. Taip, yra organizatorių, kurie daro ilgesnės distancijas, pas mus jie yra 4, važiuojami po 2 kartus. Bendras kilometražas 138,5 km, greičio ruožais beveik 27 km. Tai 4 ruožai važiuojami po 2 kartus, viso 8 vadinamieji dopai ir jais sportininkai skries 27 km. Ir svarbiausia, pradėkime nuo pirmojo greičio ruožo. Perlas Go generalinis varžybų rėmėjas. 11:15 prasideda šis greičio ruožas. Kas tenais laukia ir kaip toli nuo Daugų jis yra? Visi greičio ruožai nėra labai baisiai toli nuo Daugų, čia ko gero neverta leistis į šitą diskusiją, viskas yra puikiai matoma ant žemėlapio. Tai 1-3 greičio ruožai Perlas Go ir Taurapolis. Tai šiame greičio ruože tai galėčiau pastebėti 2 vietas. Viena iš jų atvažiavus nuo Mieliūnų gyvenvietės.
maždaug tai yra greičio ruožo, praktiškai pats vidurys. Ten mes turime ilgą kairį posūkį, jei neklystu, ten bus dar įrengta ir, šiokia tokia figūra. Tačiau dar prieš tai, paėjus vėlgi link starto, ar ne, prieš eismą saugiai, be abejo, pakraščiais miškais ir krūmais, arba atvažiavus ankstėliau, visiškai netoli yra dar vienas sankryžinis kairys posūkis prie Viečiūnų miestelio. Tai privažiavimai netgi yra ir du. Vienas yra nuo Meiliūnų miestelio, o kitas yra nuo Viečiūnų gyvenvietės. Tai vat šioje zonoje galima tiesiog pasivaikščioti pirmyn atgal ir ten mes turime du kairiuosius posūkius, vieną aštresnį, kitą tokį įdomesnį, lengvesnį susuktą, būtent prie kurio galima atvažiuoti nuo Meiliūnų. Ir dar turim tokią įdomią vietą, nebaisiai kažkaip įspūdingai ji atrodo žemėlapio schemoje. Tai yra vieta visiškai netoli paėjus nuo finišo. Apie 3, iki 400 metrų, kalnelis per kalnelį ir labai labai geras matomumas. Taip kad eiti netoli, vieta tikrai įdomi, bent jau tikrai išlipęs iš automobilio dairiausi, žiūrėjau, man patiko. Man tai patinka tai, kad jau visi, kas įmanoma, kultūriniai augalai yra nupjauti, nurinkti, galima drąsiai eiti, nereikia galvoti, kad eini prieš kažkokio ūkininko žirnius, ar rugius, ar miežius, ar kviečius, tai čia daugiau tokios laukymės, per kurias galima pasivaikščioti ir paprasčiausiai ramiai prieiti. Aišku, visą laiką reikia atkreipti dėmesį į saugumą, kas yra numeris 1 bet kokiose varžybose ir žinokite, kad vis dėlto posūkio vidinė ir išorinė pusės yra skirtingos, jos nėra vienodos ir jeigu visą laiką yra galimybė, aš manau, rinkčiausi vidinę. Ir jeigu yra galimybė, aš visą laiką vadovaučiausi tą legendinę ralio taisyklę expect the unexpected. Tai tikėkis to, ko tikėtis neįmanoma. 1, 3 greičio ruožai, Perlas Go ir Taurapolis. Perlas Go pirmasis dopas iškart po starto 11:15, Taurapolis 12:50, greičio ruožo ilgis 3,28 km. Tai tiek apie 1, 3, o dabar neriam į 2, 4. Na ir laikas pakalbėti apie 2 ir 4 greičio ruožus, kurie būtent man yra įdomiausi, tai yra Dačija ir Suliko. 11:40 startuojame į Dačiją ir 13:15 startuojame būtent į Suliko greičio ruožus, 3,44 km. Pravažiavom tikrai smagus kalniukai, posūkiukai, bet galbūt daugiau detalių apie tai. Taip, šiame greičio ruože, vėlgi priminsiu, kad pasižiūrėkite mūsų tą skaitmeninį elektroninį ralio gidą, mėlynais burbuliukais ir netgi mėlynom rodiklytėm yra parodyta, kaip galima atvažiuoti į įdomesnę vietą. Vieta yra, galima į ją atvažiuoti nuo Kalesninkų. Atvažiuoti gal ir ne taip patogu, reikia šiek tiek pasukti ratais, bet ten turime kairį, dešinį posūkį, vieną paskui kitą laukuose, vis matomumas tikrai neblogas. Ir dar žemiau paėjus, tai yra maždaug greičio ruožų vidurys, priminsiu, tikrai atsiveria labai neblogos panoramos ir tikrai, patikėkit manim, netiesiosios. Tai rekomenduoju atvažiuoti 2, 4 greičio ruože nuo Domantonių miestelio. Yra puikus privažiavimas, labai geras parkingas, tikrai labai viskas taip paprasta, kad paprasčiau nebūna. Vienas iš tų gerųjų epizodų, kai nereikia ieškoti ir klaidžioti. Ne, čia yra svarbiausia, kad iš karto nereikia važiuoti į greičio ruožą, nereikia stengtis aplenkti dalyvių, o būtent saugiai atvažiuoti į tašką, kuriame viskas yra. Ir galima bet kada išvažiuoti, jeigu tik tai norisi. Tai vat nuo Domantonių miestelio galima atvažiuoti, toksai sankryža. Tai tenai bus įrengta ne tas šikanas vadinamas, bet tokia, figūra, pavadinkim taip, kad nebūtų viskas ten taip paprasta ir sportininkai negalėtų labai ten įsilėkėti. Tai ten ganėtinai įdomi vieta ir, pasakykim paprastai, tarp atvažiavimo nuo Kalesninkų ir Domantonių, tas tarpas, jame tikrai galima pasivaikščioti ir susirasti šitą įdomaus. Bet tu jau čia kalbi kaip vietinis, nuo Domantonių, nuo Kalesninkų, žodžiu, tiem, kam neaišku ir atvažiuosite iš kažkur toliau, eikite į Perlas Go varžybų Facebooko paskyrą, ten yra ralio gidas, visa informacija sudėta, schemos, grafikai ir tikrai bus daug aiškiau, nes galbūt čia mes daugiau in general pasakojam visiems, o jau visą detalę informaciją rasite atsidarę ralio gidą, kuris irgi yra paruoštas ir labai faina, kad minio ralė yra toksai, kaip sakykime, aukščiausios lygos akcentas.
Na ką, po serviso grįžtame vėl į varžybas ir 5 ir 7 greičio ruožai, lankstinė linija ir sava. Beje, kaip tik už mūsų nugaros, čia yra netoliese ir finišas šio greičio ruožo, tai kaip matote, erdvės pasiskleisti savo gerąją energiją tikrai yra, už operatoriaus nugarų yra puikus ežeras, kuriame galima turbūt ir įmerkti savo galūnės atsivėsinti, nes žada karštą savaitgalį. Duok dieve. Duok dieve. Sako, žmogus planuoja, o dievulis juokiasi. Tai norėčiau sužinoti truputėlį, Ronaldai, iš tavo lūpų, kaip tu vertini šį greičio ruožą. Jis, aišku, važiuojamas bus 2 kartus. Tikrai yra painių ir vingiuotų posūkių dalyviams, aišku, žiūrovams vietų stebėti vėl atsiras. Na, visų pirma, reikėtų pastebėti, kad tai yra ilgiausias Perlas Go Rally Daugai 5 Lietuvos mini ralio čempionato etapo greičio ruožas, net 3,64 km, mini raliui pats tas. Tai yra ruožas, kuris turėtų būti tikrai įdomus žiūrovams, nes tiems, kas netingina bent jau šiek tiek pasivaikščiot, yra labai įdomių vietų. Tiems, kas visiškai tingi pasivaikščiot, irgi yra labai įdomi viena vieta, tai trumpai apie jas ir papasakosiu. Tai startuoja šis greičio ruožas ant senos asfalto atkarpos, kuri eina paraleliai keliui Alytus-Merkinė. Tai surasti labai paprasta. Prie vieno sankryžinio posūkio atveda net 2 keliukai. Tai startuoja, kaip minėjau, ant asfalto, šiokie tokie vingiai zigzagai, likęs senos atkarpos asfalto likučiai, jau žvyras vietom, na, toks dirt rally, ar ne, purvina, dulkėta ir smagu. Ir sportininkai jau tikrai nemažų ciongų atvažiuoja į tokį ganėtinai aštrų kairį posūkį. Iš didelio greičio, didelis stabdymas ir tas kairysis posūkis tai yra tas taškas, kuris, kaip minėjau, tiems, kas tingi vaikščioti. Pirmas taškelis, priminsiu dar ir dar kartą, kad tai, ką aš ir Mindaugas pasakoja, yra mūsų elektroniniam ralio gide. Jį rasite kabantį tiek raceonline.lt, tiek mūsų ralio paskyroje Facebook'e Perlas Go Rally. Tai žiūrėdami šią apžvalgą galite, nežinau, telefone atsiverti ar atsispausinę, tiesiog žiūrėti į tas mūsų rekomendacijas ir tikrai susidarys daug aiškesnis, ryškesnis vaizdas. Kas supranta, tas pagaus mintį labai greitai. Ir antroji vieta tai yra šiek tiek, ta vieta, kur šiek tiek labiau mėgstantiems pasivaikščioti ir mėgstantiems susirasti savo įdomiausią tašką. Tai turime kelių išsiskyrimą į dešinę pusę ir yra labai neblogas atvažiavimas nuo Akalyčia Pagurniai. Ir atvažiuosite tiesiai į Pilikonių miestelį. Būtent už tam miesteliui besibaigiant yra dešinys posūkis, labai susiaurėja kelias, ilgas dešinys posūkis aplink seną žvyro karjerą, o po to miškelėje susukta Suomija, nieko nesimato, viskas akla. Kaip ten kažką tai daug pamatyti žiūrovui, klausimas. Gerai paieškojus gal kažką rasit, nes vėlgi ten šlapinių tokių truputėlį yra. Augmenija daro savo, jau ten prie pat ežeras, sausvingis, prie kurio dabar esam. Pasakyti sunku, ar ten labai jau gerai matysis. Ralistams tai tikrai labai patiks tas epizodas, arba ne. Man toks smagiausias. Bet žiūrovams dar ir prieš tai, kaip minėjau, aplink tą seną žvyro karjerą, ten yra kalvelių, klonelių, ten galima tikrai kažkur tai smagiai įtaisyti. Tai va, 5-7 greičio ruožai ir seva. Lankstelinė, atsiprašau, 5 dopas 16:20 ir seva 17:45, 2 tikrai neblogi taškai varžybų stebėjimui ir tiek žinių apie 5-7, laikas nerti į 6-8. Taigi, Tarzanijos Tatrama, 6 ir 8 greičio ruožai, ten tikrai smagus, labai fainas miškelis, aišku, žiūrovui galbūt nelabai daug bus tų vietų, bet kur pastebėti varžybas tikrai atsiras. Taip, pats greičio ruožas, aš jį vadinčiau galbūt ralio perlu, paliktas jisai pačiai pabaigai. Ir didžioji šio greičio ruožo dalis yra tikrai labai gūdžiame Varčios miške. Ir ten žiūrovams taip, vietų būtų įdomių, bet kaip žinia, dėl didelės augmenijos
Na, ten vargelis, iš tikrųjų, vargelis, prieiti, kažką tai geriau pamatyti. susirasti kažką prieš startą. Taip, taip. Net prieš startą, aš sakyčiau, ten nelabai yra kur žiūrėti. Į starto vietą žiūrovus prašome nevažiuoti, nes ten yra tiesiog siauras miško kelias, geras, tvirtas, normalus kelias, bet jeigu ten Dėl logistikos paprasčiausiai. privažiuoja žiūrovų, taip, tai galite padaryti meškos paslaugą dalyviams, nes dėl kažkokio kamščio dar kažko tai gali sportininkai laiku nepasiekti laiko kontrolės ir starto. Bet pati įdomiausia vieta, jinai tikrai yra nebloga, tikrai įdomi, tai yra 190 metrų nuo starto, yra aštrus sankryžinis, bet toks kreivas, šleivas, net tas 90 laipsnių posūkis, į sankryžinis kairys posūkis ir prie jo yra privažiavimai. Taip. Kas be būtų keista, Varčios miške ir privažiavimai yra netgi du. Tai vienas nuo Meškučių gyvenvietės, labai gražus dzūkiškas pavadinimas, ir kitas yra nuo Bogušiškių. Tai nuo Meškučių privažiavimas yra daug paprastesnis, nesunkiai randamas. Įsivedę koordinatę tikrai greitai rasite. O jei sugalvosit atvažiuoti nuo Bogušiškių, tai linkiu sėkmės, nes jei turit gerus navigacinius įgūdžius, jūs atvažiuosit. Jei ne, galite tiesiog Ten paprasčiausiai neranda nespėsite į greičio ruožus. Taip, keliai yra normalūs kvartaliniai keliai, bet ten tiesiog tas tinklas miške labai didelis ir galima nesunkiai pasiklysti. Pats greičio ruožas, praktiškai visas yra labai stipriai susuktas. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra paskutinis greičio ruožas, ruože galima ir užsimūryti. Kaip sako ralio fanai, galima įvažiuoti valandą prieš, atsiminkit, kad kartoju ir kartosiu kaip mantra, kad valandą prieš startą greičio ruožas yra uždaromas, tai dar anksčiau atvažiavę jūs galite tame ruože užsimūryti ir tikrai rasti labai įdomių vietų. Jų dėl augmenijos, kaip minėjau, ne visos jos matosi, bet siauros, vingiuotos, su kalniukais, perkritimais, tokiais gražiais. Aišku, ten neapdairesnis dalyvis gali ir prisidaryti reikalų, tai aš linkiu, kad jų neatsitiktų, o ralis praeitų sklandžiai, bet žiūrovams pagaudyti vaizdų tikrai yra kur. Tiek paprastai apie 6-8. Na ir Ronaldai, vis tiek yra 8 greičio ruožai, tarp jų tikrai bus kažkokios tai pertraukėlės, regrupingai, serviso zonos. Žmonėms irgi yra įdomu, kada galima atvažiuoti į vieną vietą ir pastebėti visus dalyvius bendroji krūvoje, apžiūrėti techniką, žiūrėti, kaip vyksta aptarnavimas tų automobilių. Tai kokie laikai nusimato ir kada geriausia tą padaryti, po kokio greičio ruožo jau galima būtų nusiimti ir važiuoti į servisą. Gal, Mindaugai, aš tada taip jau nuo Domo ir Ievos tada labai trumpai ir drūtai apie visą dienotvarkę. Tai startuojame Daugų miestelio centrinėme parkelyje rugsėjo 16 dieną, šeštadienį 11 val. Sportininkai iš karto išvažiuoja į greičio ruožus. Kaip žinia, pirmasis greičio ruožas 11:15. Pirmasis servisas ir vienintelis po pirmų 4 greičio ruožų 2x2 pravažiuoja ir važiuoja į servisą. Servisas valandos laiko, servis in 13:41 automobilis. Viskas toje pačioje vietoje, kur startavome. Ne Daugų parkelį, o šalia esančiose aikštelėse, gatvėse ir taip toliau. Miestelis nėra baisiai didelis, taip kad išnaudojamos yra visos erdvės. Vėlgi, sportininkai po serviso išvažiuoja į 3-4 sekcijas. Vėlgi 2x2, 2 greičio ruožai važiuojami 2 kartus ir pirmas automobilis pas mus jau į Daugų parką grįžta 18:35. Apdovanojimai 21 val. Tačiau ką aš norėčiau dar pastebėti, kažkur šios apžvalgėlės metu minėjai, kad nesistengkit pamatyti viską, nes greičio ruožai 4 realiai yra, ar ne? Ir laiko mes patys labai gerai suprantam, kad nelieka daug pervažiuoti iš vieno taško į kitą. Tačiau pastebėsiu, kad mes dar turime ne tik tai servisą, mes turime regrupingus. Tai pravažiavus 1-2 greičio ruožus Perlas Go ir Dačija, mes turime regrupingą. Po regrupingo vėl 3-4 greičio ruožai Taurapolis Suliko ir tada servisas. Turim valandą. Po valandos jau startuoja 5-6 lanksti linija Tarzanija, vėl regrupingas.
ir 7-8 ir Sevas Tatrama. Taip kad, na, tuos regrupingus teisingai labai susiplanavus savo judėjimo visą legendą, jeigu galima tai pasakyti, aš bent jau tokias tikrai visą laiką darausi važiuodamas į ralį, galima, aš manau, pamatyti netgi ir daugiau negu 2 greičio ruožus. Ronaldai, iš organizatoriaus pusės tikiuosi jau esate pilnai pasiruošę. Na, kai visą laiką trūksta tos vienos nakties, juokauju, netrūksta ne vienos nakties. Turim dar savaitę. Mini ralio varžybų tikrai esame per Marimotors Racing esame sukonstravę ne vienerias. Beje, na, toks senas pastebėjimas, ar ne, kad mini ralis pagaliau grįžo į Alytaus rajoną. 2019 metais Alytaus rajone būtent mūsų komanda pirmą kartą surengė žvyrinį mini ralio etapą, po kurio ir užsikūrė visas procesas iki to lygio, kad dabar mini ralis tiesiog asfaltiniu būti jau nebegali. Tai labai džiaugiamės, Lazdijuose yra mūsų didysis projektas, tai A lygos čempionato etapas, na, o Alytui ir Alytaus rajonui labai smagu atiduoti tą ralio duoklę, kad mes vėl galime čia grįžti ir vėl galime lenktyniauti Alytaus rajone. Gerai, tiek apie greičio ruožus, na, o dar kaip mantra, kaip tą šventąją maldelę noriu pakartoti saugumo reikalavimus ir prašymus žiūrovams, kad, na, elkite saugiai, elkite protingai, prižiūrėkite vaikus, prižiūrėkite keturkojų savo augintinius, jei juos atsivežate į varžybas. Taip pat be abejo, stop juostos, no-go ženklai ir saugos žmonių reikalavimai. Tai yra šventas dalykas, kurio privaloma laikytis, nes jei yra įrengta kažkokia tai saugumo priemonė, reiškia, jinai ten yra ne veltui. Nesvarbu, kaip jums atrodo, kad ten saugu, nesaugu, kam to reikia, ginčytis dėl to tikrai neverta. Taip kad labai prašau elgtis saugiai. Nepamirškite ir šiukšlių maišelių. Ką atsivežėte, prašome išsivežti. Na ir kaip minėjo mano kolega Mindaugas, dabar derlius jau laukuose yra nuimtas, ūkininkai jau ko gero jau baigė savo darbus laukuose, tačiau tai tikrai nereiškia, kad užvažiavus ant pievos, na, ar ant dirbamo lauko jau ten galima elgtis taip, kaip norite. Taip vadinama išpiešta saulė tikrai nedaro garbės niekam, ji tik užtraukia, na, visai ralio bendruomeniai vietos gyventojų nemalonę. Taip kad jeigu mes norim metai iš metų dar ir dar kartą džiaugtis ralio varžybomis, privalome elgtis tvarkingai. Tai yra vykdyti saugumo reikalavimus, nešiukšlinti ir tvarkingai elgtis ant svetimų žemių. Tiek, ačiū labai už jūsų supratimą. Na ir ką, belieka padėkoti jums, kad iškentėjote ir išstebėjote šią mini ralio Perlas Go apžvalgą. Aptarėme visus turbūt įdomiausius momentus. Nepamirškite, kad viskas slypi Facebooko ir interneto puslapyje. Atsidarę ten rasite tikrai visą informaciją ir visus atsakymus jums rūpimus klausimus. Belieka tik tai jūsų paprašyti, kad nepamirštumėte dalintis Perlas Go mini ralio postais savo paskyrose, taip padėsite viešinti ir skleisti žinią apie šį renginį, kuris įvyksta jau už savaitės čia Dauguose. Tai iki susitikimo, laukiame visų Dauguose rugsėjo 16 dieną, kur įvyks 5. Lietuvos mini ralio čempionato etapas Perlas Go rally Daugai 2023. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.